Sveiki, žiūrėkit. Ačiū, kad sutikai mus priimti. Malonu, kad atvykote. Esu Algirdas, inovacijų ekspertas ir dirbu Ignitis grupėje. O ką šiandien valgai pusryčiai? Dribsnių su pienu. O ką pirmiausia padarai atėjęs į darbą? Ateinu, sutinku kolegas ir klausiu, kaip jie miegojo ir ką sapnavo. Kokiais 3 žodžiais apibūdintum savo darbą? Tai visų pirma, aišku, jis yra įdomus, dinamiškas ir reikalaujantis kūrybos. O kūrybos dėl to, nes mes statom ir vėjo, ir saulės elektrinės. Gal negaiškime laiko, nešvaistykime vėjais ir reikime išgerti kavos. O beeidama dar noriu paklausti, filmas ar knyga? Knyga. Prašau kavos. Ačiū. O koks buvo tavo svajonių darbas, kai buvai mažas? Aš, kai buvau mažas, norėjau būti ponas Binas, iš tikrųjų. Norėjau būti komikas, bet tapau inovacijų ekspertas. O koks mėgstamiausias dalykas buvo mokykloje? Fizika. Kaip būtų keista, fizika. O ką studijavai? Studijavau fiziką ir chemiją ir tai man leidžia spręsti problemas labai paprastai. Viena priežastis, kodėl rekomenduoji moksleiviai pasirinkti energetikos krypties studijas. Aš paprastai pasakysiu, jeigu mes norim gyventi Lietuvoje, kur yra sniego, žiema, vasara, saulė ir nekaršta, tai yra vienintelė priežastis, kur tu turi dirbti. Tai turi dirbti būtent energetikos įmonėje, tokia kaip Ignitis grupė, kaip prisidėti prie to išsaugojimo. Tai yra pagrindinė, manau, motyvacija. Prašau, užeikim, gal pažiūrėsim, kaip mūsų atrodo susitikimo kambariai ir kur mes diskutuojam ir priimam sprendimus, kurie lemia Lietuvos ateitį. O darbas biure ar namuose? Aš esu biuro žmogus, dėl to, nes man patinka susitikti su kolegom ir pabendrauti gyvai. O dėl ko labiausiai mėgsti savo darbą? Dėl to, nes jis yra labai įdomus, turintis daug iššūkių ir didelę prasmę. Kokie tavo kolegos? Mano kolegos lygiai tokie, bet kaip aš. Energingi, ambicingi, žinantis, ką daro, dėl ko daro ir su kuo tai daro. Reikime pažiūrėti, kur Ignitis grupė gaudo tą žalią vėją ir kokiose rinkose mes dirbame. Tai kaip matai, mes inovacijas kūrėme ne tik Lietuvoje, bet ir kaiminėse šalise, pradėdami Suomiją ir leisdamės iki pat pietų Lenkijos. Gal dar turi kažką parodyti įdomaus, kas yra jūsų ofise? Leiskimės į apačią, parodysiu, koks mums laikrodis yra labai svarbus ir ką mes lygiuojame. Žiema ar vasara? Žiema. O ką mėgsti veikti laisvalaikiu? Tai kadangi mėgstu žiemą, iš tikrųjų mėgstu maudytis eketėj. O kas čia per laikrodis? O kaip tau atrodo? Ką jis skaičiuoja? Dienas, iki kada mums bus jau blogai? Taip, iš esmės tai yra vienas iš dalykų, ką mes kasdien matom ir sekam ir motyvuoja mus, kada mes turim pasiekti įmonės tikslą, kuris yra būtent surištas su klimato kaita. Tai mes inovacijose tai ir darom, stengiamės užkirsti kelią, kad nesutiksėtų visos valandos ir dienos, kuomet mums tikrai bus ne į naudą. O koks energetikos sektorius bus po 10 metų? Jisai bus tikrai kitoks negu dabar yra, dėl to mes ir dirbam ir jūs dirbsite, jeigu prisijungsit prie mūsų komandos. O koks jisai bus, tai jisai bus labai lankstus, bus labai daug naujų technologijų, kuriom reikia būtent talento, kuris gali būti jūs. Ačiū labai už susitikimą. Ačiū. Žaibas ir sėkmės.